Taigi sveiki visi, kurie prisijungite į dar vieną mano vaizdo įrašą. Nuo paskutinio karto išleisto vaizdo įrašo labai daug kas nepasikeitė. Dar viena prisidėjo į mano negrąžinamų paskolų listą, viena paskola. Bet vieną paskolą jau pardaviau antrinėje rinkoje, o jeigu yra negrąžinama paskola, ikiteisminis išieškojimas, aš iš karto stengiuosi parduoti antrinėje rinkoje. Bent jau prieš tai buvo tokia strategija ir vis dar yra. Dar yra pas mane 5 neparduotos paskolos, bandau parduoti su nuolaida, tai tik viena iš visų nupirko. Tai jau buvo vienu momentu net 6 paskolos negrąžinamos. Tai dabar yra 5 negrąžinamos. Arba parduosiu, arba jas dar grąžins, bus matyt. Tokia situacija, dabar yra 18 diena, tai palūkanų gavau jau 31,78 €, su 30 metinių procentų. Paskui, ką dar pasakyti, mano naujausia strategija, jeigu nežiūrėjote mano vaizdo įrašo, tai yra viską dabar investuoti į, kol nesusitvarkys tos vėluojančios paskolos, dabar viską investuoti su finansuotojo klubu, ar kaip tenai jisai skaitosi. Ir autoinvestavime padariau naujus nustatymus. Investuotojų fondas, vadinasi. Padariau naujus gerai, 400. Padariau naujus nustatymus, viena yra metinė palūkanos padariau nuo 13 procentų, o kitas fondas yra nuo 14 procentų. Kodėl aš padariau šitaip, nes prieš tai buvo tik 14 procentų, jeigu vieną paskutinį vaizdo įrašą žiūrėjote, vien dėl to, nes aš jau beveik mėnesį, jeigu neklystu, neinvestuoju man į jokį portfelį. Į jokią, tiksliau, ne portfelį, o į jokią paskolą. Mano pinigų niekas neįsiinvestuoja, o jie man stovėtų, tai tikrai nereikia. Tai dabar padariau 2 autoinvestavimus nuo 13 procentų, vienas yra ir kitas nuo 14 procentų. Tai va tokie va pasikeitimai, pakol kas daugiau nieko pas mane blatno ar kitokio nėra. Permetu į senesnę versiją pasižiūrėti, kaip tenai irgi situaciją galima apsižvelgti, pasilyginti pagal savo. Sąskaitoje yra 551 € nesuinvestuotas, tai laukia investicijų, vėluojančių paskolų įmokos jau čia rašo 70 €, tai po truputėlį didėja. Dėl to ir noriu pereiti į investuotojų fondą arba daryti visas paskolas, dar nežinau, gal antrą kurti, bet reikia didesnės sumos, kad į visas paskolas, bet po truputėlį, ir tada to lygiai augtų, galbūt, nežinau, negaliu pasakyti. Niekas nežino, kaip bus. Tai va tokie dalykai, liko mokėti man šį mėnesį 40 €, jau sumokėta virš 135 grąžinta. Tai šį mėnesį tikėkime viską ir grąžins. Tas, kas ir turi grąžinti, ir nevėluos. Tai jau tokia va mano minimali statistika. Nieko naujo negaliu pasakyti, nieko naujas. Kanalo pavadinimą pakeičiau į procentai. Tai atkreipkite dėmesį, jeigu ieškokit su tokiu pavadinimu. Tai va dabar mano tokia statistika, daugiau nieko neturiu ką parodyti. Norėjau įkelti vaizdo įrašą, kad dar nedingęs. Ir aš lauksiu dabar, kol susinvestuos mano tie visi pinigai ir padarysiu naują vaizdo įrašą. Arba mėnesio gale parodysiu visą statistiką, kaip yra. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.